Well, philanthropy is, to me, a giving of yourself, of your time, of your resources to those who are less fortunate, and giving with love. The ripple effect of giving things away when we help other people, we're actually helping ourselves, and it's a cornerstone for society. In 1998, Dr. Joseph Peter Kazitskas founded the Kazitskas Family Foundation. Over the past 25 years, it has allocated around $15 million in the U.S., Lithuania, Zimbabwe, and Tanzania. About 50% of our work is in Lithuania, but the other 50% is outside of Lithuania, and not all necessary for Lithuanian causes. You know, we help the medical programs, we do art programs in America, we help food shelters in America, things like that. The focus areas in Lithuania include youth empowerment, social welfare, diaspora engagement, and humanitarian aid. The family also continues the legacy of Alexandra and Joseph Kazitskas. Each year, 100 organizations are supported, of which around 30 are in Lithuania alone. All 19 family members are involved in the foundation's activities and contribute to the causes of their choice. We all just wanted to take time to say how thankful we are for the opportunity to get to support Lithuanian organizations and to get the chance to keep coming back here to Lithuania and feeling as if our ties can remain strong. It's an amazing way that all of us grandchildren and Lithuanian Americans get to stay connected to our homeland of Lietuva. While celebrating a milestone, it is important to reflect on the work the foundation has already done and the impact it has achieved. But it also has an opportunity to look to the future and the next generation of the family. My hope for the future of the Kazitskas Family Foundation is first and foremost that we engage this generation, all of the cousins and siblings that are part of this special family and legacy, and that also that through our work we can inspire young Lithuanians to pursue careers in social impact and social innovation and philanthropy. I hope that we can continue to give back, especially to the people here in Lithuania, and have many more trips here to continue the work that my grandparents did for us. The foundation's work reflects the family values, helping those most in need and creating lasting impact. But the priority areas adapt to Lithuania and global tendencies. For me and for many of us, it's important to continue to adapt to the changing and evolving world. It's hard to make an impact by yourself, and I'm just very excited to see all the future organizations we'll continue to work with and continue to do great things. Here's to another 25 years for the Kazitskas Family Foundation. If I have any say, it will continue forever. Ačiū labai, aš dar norėčiau trumpai skaidrėmis pasidalinti ir per jas dar kelias minutės papasakoti. Tai matome skaidrės jūsų. Matot, gerai, ačiū labai. Tai pirmiausiai, ačiū labai, kad pakvietėt, ačiū, kad rūpi Lietuva ir lietuvių tauta ir nepaprastai malonu matyti labai daug naujų veidų ir tikiuosi, kad turėsiu naujas pažintis ir galėsim kartu dirbti vardan tos Lietuvos. Kalbant apie filantropiją, tai yra norą dalintis ir pagelbėti artimiesiems, noriu pirmiausiai pradėti kalbėti apie tuos įkvėpėjus ir pavyzdžius, tą meilę Lietuvai ir norą dalintis. Šita skaidrė rodo daktaro Juozo Kazicko šeimos nuotrauką dar esant Vokietijoje prieš pasitraukiant į vakarus. Ir truputėlį grįžtant atgal, tokia priešistorija, kad jisai gimė 1918 metais lietuviškoje šeimoje Čornapadinoje, Saratovo srityje. Ir įkvėpėjai buvo būtent ta lietuviška bendruomenė, tai buvo vienas iš 3 lietuviškų kaimų, kurie buvo sukurti 2000 lietuvių ištremtų 1863 sukilimo. Ir būtent ta ugnis ir ta meilė
tėvyniai, vieni kitiems, Lietuvai, švietimui, taip pat katalikų tikėjimui labai juos stiprino ir vedė per visą gyvenimą. Dokumentas, kuris rodomas čionais, tai jau reiškia, daktaras Kazickas su šeima daktaro Kazicko šeima pasitraukė iš Rusijos į Lietuvą, kai jam buvo 4 metukai, ir 26 metų būdamas jis pasitraukė su jau dukra ir žmona į vakarus, o gavęs Jeilo universiteto stipendiją $500, jisai sutinka atvažiuoti į JAV ir daryti doktorantūros studijas. Iš tų $500, $100, net 2 mėnesiams nepraėjus po to, kai jie atvyksta į Ameriką, šitas dokumentas įrodo, jisai paskiria religiniais katalikų komitetui pabėgėliams šelpti. Ir tai yra dokumentas ne rodantis ne tai, kad jisai užsimoka už pagalbą savo, bet tai yra atsakymas į kvietimą prisidėti prie labdaringos katalikų komiteto labdaringos veiklos. Tai čia iš to, kai mes ir su Gintarė pačioj pradžioj kažkada tai kalbėjom prieš padedant organizuoti šitą seriją, kad mums reikia tų įkvėpėjų ir švyturių. Kaip ir matėt filmuke, Jūratė Kazickaitė yra viena iš 4 vaikų Kazickų, kuri viena iš šeimos narių, kuri prisideda prie veiklos ir yra prezidentė. Truputėlį bendro tokio supratimo. JAV yra 180 000 fondų, iš jų 150 000 yra privačių, Kazickų šeimos fondas yra būtent privatus fondas, apie 2000 yra korporacinių fondų, 14 000 yra bendruomeninių fondų. Ir tokie iš fondų veiklos tokie 4T principas, anglų kalboje tariant, tai yra time, talent, treasure and ties. Reiškia, kad tu negali duoti vien tik tai pinigų, tu turi taip pat duoti laiką, talentą ir ryšius. Fondas buvo įkurtas 98 metais, $15 milijonų kapitalu pardavus Omnitelio įmonę Lietuvoje. Ir 99 metų vasario mėnesį buvo įkurtas ir Lietuvoje. Taip, ūkiškai tariant, Lietuvoje veikiantis fondas yra Kazickų šeimos fondo New York'e kaip ir dukterinis fondas. Nors tai yra atskiros visiškai organizacijos, bet pagrindinės lėšos ateina iš Amerikos. Kadangi tai yra šeimos fondas, labai žiūrima asmeniškai į filantropiją, šeima dalyvauja, domisi, laukia, bet kaip ir Dalia kalbėjo, labai laukia būtent tų ne tai, kad ataskaitų, bet viso proceso metu laukia to grįžtamojo ryšio ir į filantropiją žiūri labai asmeniškai. Labai buvo sunku ilgą laiką tai įdiegti Lietuvoje, kai Lietuvos žmonės naudojosi vien europiniais fondais, kur, kaip sakydavo, nėra ką ačiū pasakyti, nes tai yra labai tokie bankinis ryšys. Filmukas buvo apie 25 metus, fondas jau gyvuoja 27 metus, iš viso buvo išdalinta 18 milijonų ir, kaip ir buvo sakyta, Lietuvos reikalams Lietuvoje ir diasporoje. Amerikoje šeima išdalina toms savo artimiausiams bendruomenėms, ten, tarkim, mokykloms šalia ar esančioms ligoninėms, taip pat labai sureagavom ir dalinam paramą Ukrainos reikalams ir taip pat šeimos keli nariai turi su Zimbabve ir Tanzanija tokius ryšius ten iš vaikystėje ir jaunystėje darytų projektų per mokyklas. 25 metais, kaip matom, išdalinta 66 organizacijoms ir maždaug kasmet išdalinama nuo 800 000 iki $1 milijono.
Ir fondo dalinamos sumos projektui maždaug yra nuo 150, atsiprašau, nuo 1500 iki 5000 dolerių. Koks yra dėmesys skiriamas, tai būtent, kaip aš sakau, mes dirbam tuo tiltu tarp diasporos ir Lietuvos, bandom skleisti dosnumo davimo kultūrą Lietuvoje, labai jungiam organizacijas tarpusavį, nes matom, kad mūsų remiamos organizacijos tarpusavį nebendradarbiauja ir tokios tinklaveiklos kaip ir šiandien čia tarp mūsų Lietuvoje irgi labai trūksta, labai galvoja organizacijos, kad jos yra konkurentės dėl finansų ir dažniausiai nepasidalina patirtimi. Taip pat didelis dėmesys yra skiriamas jaunimui, ypač iš socialinės atskirties. Kaip ir sakiau, labai užsibrėžti tikslai yra kurti bendruomenę, skatinti tarp sektorinį bendradarbiavimą, paramos gavėjų palaikymas. Tai čia atsirado prieš keletą metų, pamatėm, kai kurie net nemoka ir tų vadinamų pitchų daryti, arba ataskaitų, arba paraiškų nemoka pasirašyti, tai daug labai skiriam laiko seminarams ir įgalinimams jų. Taip pat esam vadinamas tas veiklusis fondas, kur galim patys pradėti naujas programas įgyventi. Esam ne vieną įgyvendinę, tarp jų yra jaunimo, tas BTLT vadinamas, Bring Together Lithuania jaunimui, diasporos jaunimui vasaros programos Lietuvoje. Tai čia mūsų programa įkurta, paskui yra skiriamas dėmesys matomumui ir komunikacijai, kad įkvėpti ir matom tą poveikį tikrai jau jisai yra Lietuvoje. Ir kaip filmukė sakome, 19 šeimos narių, bet dabar jau yra ir per tuos keletą metų jau yra proanūkių ir taip pat iš 11 anūkų jau antras pusės turi ir labai smagu, kad ir antros pusės irgi prisijungia. Mūsų šiuo metu, ir aš esu viena JAV, čia New York'e, yra mano dvi kolegės Domantė, Monika ir trečioji kolegė Kamilė, kurie už komunikaciją atsakinga, dažniausiai dokumentai visi eina per Domantę Moniką, ir taip pat dar yra Matas ir Ieva, kurie irgi yra darbuotojai, bet jie atsakingi už atskirą programą Uncommon LT, kuri yra technologijos jaunimui. Tai dėl pačių paraiškų procesas yra maždaug toks, kad galima nueiti į tinklalapį, yra paraiškoms atskirai skyrelis, užsipildot formą, kolegės mano Vilniuje viską tvarko, tai peržiūrim, ar tinka, ar jūsų idėja tinka bendriems fondo tikslams ir vizijai, ir tada atsiunčiamos formos, jūs užpildote pilnai jau didesnės formas, ir kas 2-3 kartus per metus yra sprendimai, vykdomis valdybos sprendimai, ir tuomet po sprendimo gaunat lėšas tiesiogiai į savo organizaciją. Tai jeigu tai tam kartui tiek, ačiū labai. Ir jeigu klausimų yra, labai mielai atsakysiu raštu arba žodžiu, jeigu turėsim laiko. Ačiū labai. Pirmiausia, šiek tiek apie patį fondą. Mes truputėlį... What you doing? Atsiprašau, čia... Taip, prašau kitų, kurie klauso. Tiesiog trikdžiai. Gerai, galvojau, kad čia kažkas nesimato, kažkas neveikia. Gerai, tai pirmiausiai, truputėlį aš turėčiau išplėsti mūsų geografiją. Mes nesame Lietuvos Amerikos fondas, mes esame Baltijos Amerikos fondas. Tai truputėlį pati pradžia, kaip tas fondas buvo sukurtas, kodėl jis buvo sukurtas. Tai mūsų fondo istorija prasideda 1994 metais, kuomet tuometinis JAV prezidentas Billas Clintonas pasirašė tokį įsaką ir jis buvo patvirtintas JAV kongrese. Tai buvo sukurtas toks pagalbos fondas, bet atsikuriančiam po sovietinio bloko ekonomikoms, būtent Baltijos šalių ekonomikoms, ir tas fondas vadinosi Baltijos Amerikos verslo fondas arba Baltic American Enterprise Fund.
Ir į tą fondą tuo metu buvo investuoti JAV valstybės biudžeto pinigai ir tiems laikams tai buvo labai didelė suma, tai buvo virš 18 milijonų dolerių. Na, aišku, dabar ta suma atrodo galbūt kiek kuklokai 3 valstybėms, bet tuo metu tai buvo tikrai labai dideli pinigai. Ir tas fondas veikia taip, lyg veiktų bet kuris bankas, nes 94 metai praeito šimtmečio Baltijos šalyse, aišku, bankų sistema veikia labai, labai tokioj, sakysim, pradiniai stadijoje, nebuvo čia nei švediškų bankų nieko. Ir tas fondas veikia tiesiog, kaip minėjau, kaip bankas teikdavo paskolas verslams besikūrenčiams, besiplėtojančiams, būsto paskolas. Tiesiog tai buvo kaip bankas. Ir tas fondas BLF arba Baltijos Amerikos verslo fondas veikia iki 2010 metų, kuomet fondo valdyba susirinkusi nusprendė, kad fondas savo misiją atliko ir reikėtų tiesiog jau arba jį uždaryti, arba kažkaip keisti. Ir tada fondo valdyba nusprendė, kad reikėtų vis dėlto tą portfelį visą investicinį parduoti. Buvo jis parduotas keliem airių bankam. Buvo gražinti investuoti pinigai į JAV valstybės biudžetą ir liko uždirbtas pelnas. Gana didelė suma pinigų. Taigi fondo valdyba nusprendė, kad būtų etiška ir gražu tuos pinigus uždirbtus čia Lietuvoje, gražinti, turiu galvoje Baltijos šalyse, gražinti Baltijos šalių žmonėms per edukacinius mainus, per apsikeitimą idėjomis. Taigi nuo 2010 metų fondas keičia pavadinimą į Baltijos Amerikos laisvės fondą arba Baltic American Freedom Foundation ir taip pat keičia visą savo misiją. Taigi tie fondo lėšos, kurios mes taip vadinasi Legacy Fund arba tas palikimo fondas, jis ir toliau dirba finansų rinkose, mūsų valdyba administruoja šitą fondą ir mes, aišku, investuojame į taip vadinamą tokį labai negražus tas pavadinimas, bet vis dėlto tą žmogiškai kapitalą. Būtent į apsikeitimą idėjomis, mainais ir kažkokiamis tai edukacinėmis programomis. Taigi mes turime keletą programų, jos vienos atsiranda, nyksta, bet dabar tokios, kokios yra. Tai yra pirmiausia didžiausia mūsų programa, tai BAF profesinės praktikos programa. Jis yra skirta Baltijos šalių piliečiams, kurie norėtų vykti į Jungtines valstijas, atlikti profesinę praktiką. Tai yra 9 mėnesių praktika, bet kokioje kompanijoje, įmonėje ir pirmoji mūsų grupė išvyko 2011 metais ir iki šių dienų mes turime išleidę jau virš 200 mūsų alumnų. Ir tom programom esame išleidę apie 6,5 milijonų dolerių. Taip pat turime kitą programą, tai yra tyrėjų stipendijos programa. Tai yra, aišku, vėlgi Baltijos šalių mokslininkai, tyrėjai, kurie nori vykti į Jungtines Amerikos valstijas, atlikti tam tikrus mokslinius darbus, mokslinius tyrimus kažkokiuose universitetuose ar mokslinio tyrimų centruose Jungtinėse valstijose. Mes irgi duodame tą pilno išlaikymo stipendiją. Ir iki šių dienų irgi mes esame išleidę apie 40, šiek tiek virš 40 tų tyrėjų. Tos programos yra ilgos, kaip ir minėjau, iki 9 mėnesių. Taip pat kita programa, tai yra Baltijos Amerikos dialogo programa, jinai čia yra šiek tiek paryškinta, aš manau, kad jinai galėtų būti įdomi ir šiai auditorijai. Tai yra grantų programa, kurią mes suteikiame lektoriams, ekspertams, konsultantams, kurie atvyksta iš Jungtinių Amerikos valstijų į Baltijos šalis. Tai va čia galbūt jums galėtų būti įdomiau ir aš, aišku, apie tą programą šiek tiek daugiau pakalbėsiu. Mes esame finansavę jau 87 projektus pagal šią programą lietuviškus. Aš turiu galvoje, čia aš kalbu tik apie Lietuvą, nes aišku yra jų ir Latvijoje, ir Estijoje. Bet lyderystės akademija, tai čia yra mūsų 11-okų programa, vasaros stovykla valstijose ir naujausia programa, kuri atsirado iš poreikio, iš to, kas vyksta pasaulyje, tai yra Baltijos Amerikos saugumo mainų programa. Nesitrumpinama BASE, tai yra Baltic American Security Exchange. Šita programa galbūt irgi galėtų būti įdomi, jeigu jūs turite kažkokių idėjų susijusių su saugumu Baltijos šalių arba šiuo atveju Lietuvos saugumu. Taigi pirmiausia, pats Baltijos Amerikos dialogo programa. Jinai buvo sukurta 2013 metais, šiek tiek vėliau negu tos pirmosios programos.
Ir tai yra programa, kaip ir minėjau, lektoriams atsivežti iš Jungtinių valstijų. Mes dirbame tik su Jungtinėmis valstijomis, dėja iš kitų šalių, kur yra mūsų diasporos atstovai, mes dėja negalime niekaip pagelbėti, bet iš Jungtinių valstijų galime ir tai aišku yra tiesiog tas tarptautinis bendradarbiavimas, tai yra apsikeitimas idėjomis, žiniomis, kažkokiamis know-how ir pagrindiniai du dalykai, ko reikia norint dalyvauti mūsų šitoje programoje, tai aišku yra gera projekto idėja ir jau turimas lektorius, ekspertas ar konsultantas iš JAV. Ir tas lektorius ar tas speakeris vadinamasis turėtų turėti JAV pilietybę. Tai čia yra vienas iš tokių fondo reikalavimų. Tai va ta pilietybė, pasas turi būti Jungtinių valstijų. Aplikavimas, kas gali aplikuoti, tai yra viešosios Baltijos šalių įstaigos, tai čia nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, sąjungos, kažkokie prekybos rūmai, universitetai, mokyklos, bet kokios mokymo įstaigos, bet tai turi būti registruotos Baltijos šalyse. Taip kad jeigu, tarkime, kažkas iš tarkime, Amerikos lietuvių kažkokių tai bendruomenių ar kažkokių organizacijų norėtų dalyvauti šitoje programoje, tai vis dėlto reikėtų turėti tą vadinamąjį priimantį partnerį Lietuvoje, kad tai būtų organizacija, kuri galėtų teikti paraišką mums su savo registracija, kad būtų galima daryti vieną ar kitą projektą. Ir tas mūsų tie projektai yra, kaip čia pasakius, į vieną pusę, šiuo atveju būtų į Lietuvą. Mes negalime vežti kažkokių tai lektorių ir ekspertų į kitas pasaulio šalis, bet tai turi būti iš Jungtinių valstijų į Baltijos šalis. Na ir aišku, tie projektai gali būti patys įvairiausi. Čia yra tiesiog organizacijų fantazijos reikalas. Tai gali būti ir švietimas, ir kažkokie tai moksliniai tyrimai, gali būti ir nuo, kaip mes sakome, nuo muzikos, kino iki kvantinės fizikos ir kažkokios psichologijos ar ko tik tai norit. Ir aišku, kadangi mes esame Baltijos fondas, tai mums visą laiką yra labai svarbu, kad būtų šiek tiek ir to baltiškojo elemento. Tai yra, kad galėtų tas lektorius turėti auditorijoje ir kitų Baltijos šalių atstovų, tai iš Latvijos ir iš Estijos. Tai vat mes skatiname ir šitą bendradarbiavimą Baltijos šalių. Paraiškas galima teikti, mes turime 2 kartus per metus kvietimus teikti paraiškas, labai paprastai vasario 15 ir spalio 15, tie paraiškos, kurios yra teikiamos vasario mėnesį, tai tie projektai turėtų vykti nuo birželio iki gruodžio. Ir kitas kvietimas yra spalio mėnesį, tai va tiesiog 15, tai mes taip tiesiog esame nusistatę ir jau senai ir taip ir yra. Čia metai keičiasi, o data lieka ta pati. Tai va čia tiems projektams, jeigu spalio mėnesį aplikuoja, tai nuo sausio iki rugpjūčio. Tai tiesiog toks greitas, tas mūsų toksai kaip ir, tai terminai tokie yra. Granto suma tai yra iki 10 000 JAV dolerių ir tai yra, aišku, visos sumos susijusios su logistika tam lektoriui atsivežti, tarptautinis skrydis, vietinis transportas, apgyvendinimas, maitinimas, kitos išlaidos, maža, jeigu reikia kažkokio tai vertimo ar dar kažko. Vienas principinis dalykas, kurio mes nedarome, mes nemokame lektoriams honorarų, nefinansuojame honorarų, nes kaip ir suponuoja pats pavadinimas šitos programos, tai yra Baltijos Amerikos dialogas. Tai reiškia, kad tai turi būti įdomu ir naudinga abiem pusėm. Ir tai priimančiai organizacijai Baltijos šalyse, ir tam lektoriui, kuris atvyksta, nes jis irgi turi turėti kažkokį savo irgi interesą. Tai yra tas bendradarbiavimas. Ir aišku, mes visą laiką norime, kad jeigu jau atsivežamas yra kažkoks ekspertas, lektorius iš Jungtinių valstijų, kad jis turėtų ir tą būtent to truputėlį ir to kultūrinio aspekto, kad pamatytų mūsų šalis, kad galėtų kažkur, nežinau, nuvežti, parodyti kažką į tas pačias Rumšiškes ar Trakų pilį, ar tiesiog kažkokį, jeigu vyksta kažkokia kaziuko mugė, kad galėtų sudalyvauti. Tai čia yra tas dialogas, tai visom prasmėm. Tai yra ir dalykinė, ir tiesiog apsikeitimas tom kultūra ir idėjomis ir visais kitais dalykais. Tiesiog čia aš buvau parašyta keletą tokių
Pavyzdžių, tai čia porą pavyzdžių, tiesiog norėjau, kaip atrodo. Na, tarkime, Samuelio Bako vizitas, kurį mes finansavome 17 metais, kai Vilniaus Gaono žydų muziejus atidarė, na, tokį kaip ir muziejuje, tai buvo Samuelio Bako muziejus. Tame, jeigu nesate buvę, tai tikrai labai rekomenduoju apsilankyti ir pats dailininkas atvyko. Mes finansavome jo vizitą ir čia šitoje nuotraukoje jūs matote, aišku, tą patį to muziejaus atidarimo momentą, kai ir kultūros ministrė ir tuometinis amžinatilsį Markas Zingeris, tuometinis muziejaus direktorius, irgi čia dalyvavo. Na tai tiesiog toksai, kitas, irgi toks truputėlį gal irgi susijęs, iš tikrųjų labai buvo toks širdžiai mielas projektas, tai buvo profesorės daktarės Indrės Viskontas vizitas, kurį mes finansavome ir ji tyrinėjo labai įdomų reiškinį, tai būtent tas chorinio dainavimo, tai yra būtent tos mūsų masinio chorinio dainavimo poveikį žmogaus sveikatai, gerbuviui. Tai buvo tiesiog, bet ir čia jinai, aišku, tyrinėjo mūsų dainų šventės fenomeną, kas yra tikrai labai, labai ypatinga. Ir aišku, na, kadangi mes Baltijos fondas, tai Baltijos šalių tos dainų šventės, kurios yra ir Latvijoje, ir Estijoje, tai čia buvo tiesiog toksai labai įdomus projektas, kaip veikia tas dainavimas kartu. Nu, tai čia tiesiog labai trumpai ir greitai. Aišku, jeigu jums sudomino šitos programos ar dialogo programa, jūs man visą laiką galite parašyti. Aš galiu likti čia su jumis iki 8:30, paskui turėsiu dėja atsijungti. Ir jeigu įdomu, tai aš tiesiog įdėjau tą QR kodą čia, jeigu įdomus, galite tiesiog nusiskenuoti ir pateksite būtent į tą polapį, kuris yra skirtas būtent Baltijos Amerikos dialogo programai. Bet ir jeigu turėtumėt klausimų, dabar tiesiog aš mielai į juos atsakyčiau, jeigu ne, tai jūs galite man tiesiog rašyti ar skambinti, mano kontaktinė informacija yra mūsų tinklapyje, taip kad tikrai mielai galėčiau pasakyti. Suprantu, kad galbūt mes esame šiek tiek apriboti, ne taip laisvai, kaip Neila pristatė, kad fondas, kai yra šeimos, tai gali labai lengvai ir laisvai varijuoti. Mes truputį turime tą struktūrą, į kurią turime sutilpti. Bet kuriuo atveju esam tokie, kokie esam. Ir labai ačiū, kad pakvietėt, buvo tikrai labai malonu čia matyti tiek daug prisijungusių iš kitų pasaulio šalių lietuvių. Tai mano vardas Jūratė Žukauskienė, pristatau šiandien Lietuvių katalikų religinę šalpą, įsikūrusi nepelno organizacija, įsikūrusi Niujorke ir jau šiais metais mini 65 metų tarnystės metus, jubiliejų. Mūsų misija yra remti katalikišką krikščionišką Lietuvą ir lietuvių bendruomenę pasaulyje, skatinančią stiprias šeimos vertybės, jaunimo švietimą, tikėjimo tradicijas, pagarbą pagyvenusiems žmonėms ir visų žmonių orumą. Čia matosi mūsų svetainės abiem kalboms. Organizacija susikūrusi ir gimusi nelaisvės metais, kuri veikia iki šių dienų. Trumpai noriu video pristatyti, kad daugiau susipažintumėt, kuo mes kvėpuojam. Čia trumpai video, kas mes tokie ir kokias mes sritis remiame. Tai pirma yra katalikiškas švietimas, ugdymas religinė tema, jaunimo įvairios iniciatyvos, šeimos gyvybės projektai, karitatyvinė veikla, katalikiška žiniasklaida. Vienas seniausiai žiniasklaidos projektų mūsų yra ėjęs pogrindyje
Lietuvių katalikų bažnyčios kronikos leidinys, kuris 17 metų ėjo slapta ir be jokių socialinių tinklų ir interneto kažkokiu būdu pasiekė ir buvo išplatintas per visą pasaulį. Tai tam reikėjo iš tikrųjų nepaprastai daug lėšų, ypatingai spausdinimui ir vertimams įvairiomis pasaulio kalbomis, labai daug žmonių ryžto ir pasiaukojimo. Kokie yra mūsų prioritetai? Tai tikėjimo stiprinimas, jaunos kartos ugdymas, šeimos ir bendruomenės stiprinimas bei savanorystės skatinimas. Jau daugelį metų mes daug investuojame į savanorystės įvairias programas ir jau paskutiniu metu pastebėjom, kad tas labai daug atneša rezultatų ir kelia didelį džiaugsmą, nes ypatingai pasak Karito yra labai daug savanorių, ypatingai turbūt prasidėjus Ukrainos karui, jie turėjo daugiau savanorių, negu galėjo net patenkinti. Praktiniai patarimai paraiškų teikėjams. Mes turbūt čia kaip į Baltijos fondas priimama paraiškas 2 kartus per metus, tai pirmoji pradžių metų pusėje ir tada vasaros metu iki užsidaro rudenį. Data kiekvienais metais keičiasi priklausomai nuo direktorių susirinkimo datos, kuri irgi nėra nustatyta tikrai, nes direktoriai renkasi ir skrenda iš įvairių pasaulio kraštų pagal jų darbotvarkę. Dabar priėmimas yra atidarytas ir užsidarys balandžio 7 dieną. Mums yra labai svarbu, kad būtų aiškiai apibrėžtas tikslas projekto ir aiški projekto misija. Ir labai svarbu yra biudžetas. Reikia biudžetą pagrįsti konkrečiai, kam pinigai bus naudojami, kokiam laikui, kokio ilgio programa ir kad tiesiog būtų pamatuojami rezultatai ir atitiktų mūsų misiją. Lietuviškoje svetainėje rasite visą laiką, kada yra data, kada paramos prašymai yra atidaromi. Kaip matote, pateikti reikia iki balandžio 7 dienos. Ir čia jūs nuves į puslapį, kur labai aiškiai yra prašyta, kas būtina pildant mūsų paraiškos prašymą. Mygtukas viršuje yra paraiškos forma, kurią nuspaudus, atsispausdinus, užpildysite ir yra niuansas mūsų fonde tas, kad mes reikalaujame vietinio vyskupo patvirtinimo. Tai diasporos organizacijos, kurios pildo, yra ir Norvegijos stovykla, ir iš Romos prašymai, kas dar čia iš diasporos, ir vietiniai Amerikoje, Vermonte Neringos stovykla, ir Čikagoje biblinės stovyklos kreipėsi į užsienio lietuvių sielovadai delegatą, kol kas yra arkivyskupas Lionginas, taip pat, kuris gali patvirtinti tą projektą. Raudonai pažymėta pačioje, kam mes neskiriam paramos, tai yra remonto darbams, statyboms, kompiuterių išmokėjimams, organizacijų skoloms padengti. Čia turbūt gal ir savaime aišku, bet yra projektų, kurie kreipiasi dėl to. Pildyti prašymą nuspaudus mygtuką, jūs pateksite į kitą Grant Management mūsų programą, kur vėl reikėtų viską užsiregistruoti organizaciją, žmogus, kuris atsakingas pildo tuo metu prašymą ir išvardinti ir aprašyti savo projektą ir jūs pateksite į biudžeto lentelę. Čia yra turbūt vienas iš mūsų dabar prašančių projektų. Kaip matote, reikia išskirstyti, kam prašoma suma. Jeigu šitą netitinka, įrašote kitą ir vėl viską išvardinate, kam tai bus skirta. Stulpelis dešinėje bus reikalingas, kai jau projektas pasibaigs, reikės atsiskaityti. Ataskaita yra labai svarbi. Parama, kuri buvo gauta, dažniausiai netitinka pilnai prašomos sumos, bet ta suma, kuri bus gauta, jūs įrašysite, kam buvo tiksliai panaudota ir jau dabar tada jau nuskanuosite savo važtaraščius ir ataskaitoje tuos važtaraščius reikia prisekti prie ataskaitos. Tas yra labai labai svarbu ir tada dabar turbūt norėčiau pakalbėti apie dažniausiai daromas klaidas, kokias darote ir tuo metu, kad nebūtų taip nuobodu pasidalinti mūsų projektais, kuriuos mes remiame vizualiai. Tai kokios yra dažniausiai daromos klaidos? Kai labai labai pračiai yra išdėstyta, kam prašome ir nėra konkrečios idėjos, konkrečiai prašytos. Arba, pavyzdžiui, projektas, kuris reikalauja papildomų lėšų, kad jį išviešinti. Tai
jeigu projektas yra reikalaujantis labai daug lėšų viešinimui, reiškia, gal jisai nėra pirmo būtinumo. Mes gauname šimtais prašymų ir skiriame visą laiką prioritetus, kam labiausiai reikia. Tai pavyzdžiui, jeigu skiriam karitui paramą, kurie rūpinasi tik iš kalėjimo išėjusiais žmonėmis, kurie turi nusipirkti tam tikrus pirmus būtiniausius dalykus, kaip puodas, skonės ir panašiai, pradėti gyvenimą, tai būtų turbūt didesnis prioritetas negu kažkokia programa, kuri reikalauja labai didelio viešinimo. Kita klaida yra, kai neaiškus yra projekto tikslas, ko to norima atsiekti. Tada prašoma irgi labai didelės sumos ir nepagrįstas, tas biudžetas nėra pagrįstas. Arba nepilnai užpildyta paraiška. Paraiška taip pat, kaip matėte, smulkiai parašyta mūsų lietuviškoje svetainėje, turi turėti vyskupo patvirtinimą. Kodėl mums tas svarbu? Tas yra svarbu, nes vyskupas žino visas organizacijas, centrus, parapijas, kurios veikia to vyskupijoje ir jisai gali mums duoti tokį kaip garantą apie šitą organizaciją ir ar jinai yra verta paramos. Mes neremiam pavienių asmenų, tai tik organizacijos centrai ir tik organizacijos gali kreiptis į mus, ne pavieniai asmenys. Jeigu mažos grupės kaip maldos grupelės yra ir mes tikrai labai daug remiam mažų projektėlių, ypatingai senjorai, kurie net negali pildyti internetinių ir jiems reikalinga pagalba, jie prašo per parapijas. Tai tikriausiai susumuojant bendrai, norėčiau turbūt pabrėžti, kad lietuvių katalikų religinė šalpa stiprina Lietuvos ir lietuvių diasporos ateitį, remiant svarbiausias vertybės – tikėjimą, šeimą ir ugdymą. Mes remiame katalikiškus švietimo, religinės ir socialinės pagalbos projektus, kurie įkvėpia jauną kartą, stiprina šeimos ryšius ir remia mūsų senjorus. Mūsų misija – stiprinti pasaulį paremtą orumu ir tikėjimu. Tai dabar norėčiau tik tai turbūt pasidalinti dar bebaigiant ir pakviesti jūs visus, jeigu kas būsite Čikagoje, Ilinojaus krašte, rugsėjo 19 ir 20 dieną atvykti į mūsų jubiliejaus šventę, kurios garbės svečias bus Rolandas Makrickas. Tai išsaugokite datą, jau to pradėsime parduoti bilietus. Ir tai turbūt tiek trumpai apie mūsų organizaciją ir ačiū visiems už dėmesį. Tai tikrai, kai išgirdau 10 minučių, tai supratau, kad galėsiu parodyti vieną skaidrę, matyt, kad ir irgi turiu idėją, neparašiau čiate, bet idėją iškart turiu, kad matyt, kad reikėtų daryti kelių dienų seminarą apie tai, ką aš noriu jums labai trumpai šiandien papasakoti, nes tikrai papasakoti yra ką. Bet pirmiausia, norėčiau pradėti nuo padėkos jums ir organizatoriams. Ir kaip minėjote, kad mūsų ministerija iš dalies remia šį projektą, tai tikrai norim padėkoti už tai, kad darote jį ir darote labai profesionaliai. Ir kai jungiamės prieš metus į Lithuanian Sisters organizuotą seminarą, tai tikrai prisimenu, kad vietoj 2 planuotų valandų prasidėjome 4 ir dar nenorėjome skirstytis. Tai tikrai parodė, kad labai reikalinga yra apie tai, ką kalbame. Ir šiandieninė tema irgi labai reikalinga ir aš pati užsiklausiau kolegių kitų, kurios pasakoja apie tas galimybes, tikrai susižavėjimu, su dėkingumu, bet iš kitos pusės vėlgi aš manyčiau, kad duoti tai yra laimė. Tai manau, kad visi fondai ir tie, kurie dirba fonduose, tikrai tą širdyje jaučia ir kad galime prisidėti prie gerų darbų, tai yra tikrai didelė dovana ir tiems, kurie gali tą paramą skirti. Vėlgi pas mus ministerijoje ką tik praėjo konkursas diasporos organizacijų projektų ir nors labai gera yra skirti lėšas, bet iš kitos pusės, kai gauni tikrai daug puikių projektų ir pagal finansinės galimybės, kaip atsitiko šį kartą, galim paremti tik tai 30%, tai yra labai sunku. Vėlgi išrinkti tai, kas yra geriausia, įdomiausia, unikaliausia, galbūt turi didžiausią pridėtinę vertę, atitinka labiausiai keliamus prioritetus, nes mes išgryninam tų metų prioritetus.
Tai tikrai nėra lengvas darbas. Bet jau perina prie tos vienos skaidrės, kurią noriu parodyti ir apie kurią galėčiau kalbėti, mažiausiai 3 valandas. Tai yra, nors mūsų moderatorius sakė, kad, kaip ten sakėt, savo pristatykite projektų konkursus, tai aš pristatysiu ne tik savo, nes Užsienio reikalų ministerija yra diasporos politikos koordinatorė Lietuvoje ir tarp organizacijų, kurios iš viso dalyvauja Lietuvoje 36 įgyvendinant diasporos politiką, matote, kad projektų konkursus organizuoja ne tik tai Užsienio reikalų ministerija, bet ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją. Tai yra, pavyzdžiui, lituanistinio švietimo projektai tenka Švietimo mokslo sporto ministerijai, jaunimo veiklos jaunimo reikalų agentūrai ir taip toliau. Tai tiesiog labai trumpai perbėgsiu per visas sritis ir man atrodo 10 minučių baigsis mūsų ministerija. Tai, kaip minėjau, ką tik baigėsi konkursas ir pagrindinės veiklos buvo prioritetai skiriami organizacijų vykdomai pilietinio atsparumo, pilietiškumo stiprinimo, pilietiškumo aktyvinimo veikloms ir grįžimo į Lietuvą skatinimui. Taip pat buvo galima teikti ir kitoms sritims ir tikrai tokių gavome, bet, kaip jau minėjau, prioritetai buvo toms 2 pagrindiniam kryptim, bet tikrai neatsisakėme paremti ir kitus labai reikalingus projektus, kaip kad ir šį, kuriame šiandien dalyvaujame, nes tikrai matome, kad tos informacijos, per šitą projektą pateikėte, labai organizacijoms ir lyderiams reikia. Ir taip pat matote šitoje skaidrėje, tikrai nežinome šiais metais, kada tiksliai įvyks konkursai, bet tiesiog orientacijai bendrai įsivaizdavimu, kada tai vyksta, parašėme, iki kada buvo praėjusiais metais priimamos paraiškos. Toliau, kultūra, vykdomas globalios Lietuvos idėjų kultūros srityje sklaidos projektų konkursas, paskirstoma 200 000 eurų. Ir paraiškos buvo priimamos iki spalio 7 dienos. Projektai finansuojami tikrai nemažomis sumomis. Dabar bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad daugiausia gavusi organizacija gavo apie 30 000 eurų. Tai tikrai finansuojami gana stambus projektai. Ir šiuo metu yra derinamas aprašymas projektų konkurso reikalavimų šiems metams. Tai tikrai čia toksai vyksta palaipsniui procesas, nes prieš keletą metų dar šitame projektų konkurse galėjo dalyvauti tik Lietuvos organizacijos ir pamažu tai keitėsi. Dabar šitame konkurse gali dalyvauti tik tai užsienio registruotos diasporos organizacijos ir tos veiklos buvo nuo profesionaliojo meno, dabar truputį vis daugiau dėmesio skiriama ir mėgėjiškam menui, kas galbūt yra tikrai labiau aktualu mūsų diasporos organizacijoms. Kaip minėjau, jaunimo reikalų agentūra kaip tik šiuo metu, tai yra vienintelis konkursas, kuris dar vyksta šiuo metu, remia jaunimo organizacijų arba bendruomenių, vėlgi yra tam tikras nurodytas reikalavimas, kokią dalis turi projektą sudaryti, kokią dalį turi projektą sudaryti jaunimas. Tai iki kovo 19 dienos dar priimamos projektų paraiškos jaunimo organizacijų veiklai. Remiamas ir bendruomeniškumo skatinimas, jaunimo telkimas, įvairūs mokymai ir panašios veiklos. Lituanistinis švietimas, kaip minėjau, Švietimo mokslo sporto ministerija organizuoja, paskirstoma apie 500 000 eurų įvairiems projektams. Jeigu lieka likutis, ministerija skelbia antrą konkursą, tai vyksta vasaros pabaigoje, rudens pradžioje. Ir tai šitas projektų lėšos neįeina į tą finansavimą, kuris yra skiriamas mokyklų, lituanistinių mokyklų, kurios yra užsiregistravusios švietimo įstaigų registre Lietuvoje veiklai. Tai yra skiriamas dar 1,7 milijonų finansavimas būtent veiklai mokyklų per mokinio krepšelį. Čia yra papildomas finansavimas, tai grinai mokyklų projektiniai veiklai. Toliau, man dabar užstoja jūsų nuotraukos tą, bet aš, man atrodo, taip, dabar pasidarau. Dešinėje pusėje Krašto apsaugos ministerijos
skiriamas finansavimas įvairioms pilietinės visuomenės stiprinimo ar parengimo gynybai veikloms. Šitame konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos registruotos Lietuvoje, bet tikrai žinome, kad veiklos vykdomos ir diasporoje. Tai tiesiog reikėtų turėti partnerį Lietuvoje, kuris galėtų pateikti paraišką ir kartu su jumis vykdyti šitas dabar labai aktualias ir, kaip girdėjom, kolegė kalbėjo Milda iš JAV, ir Jungtinėse valstijose labai irgi aktualias veiklas ir taip pat Europoje vyksta įvairūs seminarai, mokymai, tai tikrai galima kreiptis ir Krašto apsaugos ministeriją. Vidaus reikalų ministerija kasmet organizuoja ir vienai organizacijai skiria 10 000 eurų veiklai skirtai prekybos žmonėmis prevencijai. Toliau sporto veiklos irgi labai populiarios mūsų diasporoje. Šiuo metu dar konkursas šių metų veikloms nėra paskelbtas, jo dar laukiama, kaip ir parašyta, ketinama skelbti 1 arba 2 ketvirtį. Tai yra skiriamas įvairioms diasporoje organizuojantiems sporto žaidynėms, kaip žinia, vyksta Beneliukso žaidynės, vyksta dabar Šiaurės lietuvių sporto žaidynės, vyko Azijos lietuvių sporto žaidynės, taip pat įvairiem turnyram ir tikrai tai yra labai populiarios ir šeimas ir skirtingas kartas telkiančios veiklos. Diasporos žiniasklaidai yra galimybė dalyvauti medijų rėmimo fondo konkursuose ir tai yra parama skiriama periodiniams leidiniams arba, pavyzdžiui, radijo laidoms ir taip toliau. Istorinė atmintis Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija skelbia tokį konkursą ir galima dalyvauti taip pat ir diasporos organizacijoms. Ir taip pat mūsų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, vykdo ir šiuo metu paraiškos kaip tik yra dar vertinamos nevyriausybinio organizacijų Lietuvoje veiklai. Ir tame tarpe viena iš temų yra ryšių su diasporos stiprinimas. Tai taip greitakalbė būtų apie visus konkursus, apie kiekvieną būtų galima kalbėti ilgai atskirai, apie kokie yra reikalavimai, kokios yra klaidos daromos, kokie yra pavyzdiniai projektai ir taip toliau. Todėl ta mano idėja, kad galima būtų padaryti kelių dienų matyti renginį, kurio metu galėtų pačios šios institucijos ministerijos pristatyti savo vykdomus konkursus, atsakyti į jūsų klausimus, manau, kad yra visiškai nebloga, aš save pagyriau. Pat noriu paminėti kelis kitus konkursus, kuriuos mes pastebėjome, tai yra man labai įdomus ir šiandien kaip tik apie jį ir kalbėjome su kolege viena iš JAV lietuvių bendruomenės, tai yra nacionalinė mokėjimo agentūra buvo paskelbusi konkursą tautinio paveldo veikloms. Tai yra skiriama parama įvairiems amatų meistrams Lietuvoje, kurie dalyvauja parodose, mugėse ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Tai jeigu norėtumėt atsivežti, pavyzdžiui, kokias tai edukacijas amatų, organizuoti renginius įvairius būtent tradicinių amatų srityje, tai tikrai būtų galima per mūsų kūrėjus Lietuvoje dalyvauti šitame konkurse. Deja, jau pasibaigęs šiais metais neišeis. Ekonomikos inovacijų ministerija šiais metais dar nėra paskelbusi diasporos profesionalų klubų veiklų konkurso. Minėjo, kad gali būti, kad paskelbs vėliau, bet taip pat pastebėjome labai įdomų konkursą, kurį vykdo kartu su tarptautinė turizmo asociacija, organizacija, tai yra Discover Lithuania Challenge. Tai vat apie tai, ką jūs šiandien irgi kalbėjote, apie tą modernios Lietuvos pristatymą ir turizmų skatinimą, tai ten gali dalyvauti startuoliai ir inovatoriai iš viso pasaulio, kurie pasitelkiant technologijas naujai papasakotų Lietuvos istoriją ir kurtų įtraukiančias patirtis pasaulio keliautojams, kurie nuvestų juos į Lietuvą. Tai dar galima teikti tokias paraiškas, jeigu turite idėjų ir kiek tų
kurie gali gyveninti tas idėjas pasitelkiant technologijas naujas, tai tikrai labai kviečiame atkreipti dėmesį į šitą konkursą. Ir taip pat paskutinis jau būtų pamačiusi, kas dalyvauja šiandien, ir tikrai žinau, kad neįmanoma pakviesti, matyti visų fondų ir visų institucijų, kaip ir aš, kad va čia už beveik 10 kalbėjau. Tikrai noriu paminėti ir Lietuvių fondą, kuris veikia JAV. Ir skiria finansavimą, ir šiuo metu vyksta konkursas paraiškų teikimas. Finansavimas skiriamas švietimo, kultūros, jaunimo ir bendruomenių veikloms. Pirmumas, kaip ir parašyme, pirmiausia, JAV lietuvių bendruomeniai, antra, pasaulio lietuvių bendruomeniai, trečias, kitoms JAV organizacijoms, ketvirtas, pagal eiliškumą, kitų kraštų lietuvių diasporai ir penktas, Lietuvos organizacijoms. Paraiškos priimamas iki balandžio 1 dienos. O dabar, kaip tą visą informaciją pamatyti viską vienoje vietoje, tai čia, reiškia, skaidrė, kurią tikiu, kad pasidalins organizatoriai, tai mes elektroniniu paštu siunčiame informaciją apie aktualius konkursus, kurie būna ką tik paskelbti diasporos organizacijoms, kurios yra sutikusios gauti informaciją iš mūsų. Čia yra pagal galiojančią duomenų apsaugą, BDR, taip vadinama. Mes turime iš pradžių gauti jūsų sutikimą, kad galėtumėm siūsti jums tokią informaciją. Tai jeigu jūs parašysite mums elektroniniu paštu diaspora@urm.lt, kad sutinkate savo nurodyto elektroninio pašto adresu gauti aktualią informaciją, mes ją mielai su jumis dalinsimės, įtraukdami jūs į mūsų taip vadinamą mailing listą. Taip pat interneto svetainėje www.globalilietuva.lt yra nuoroda tikslesnė būtent į dalį svetainės, kurioje yra informacija apie įvairius konkursus ir juos organizuojančias institucijas, ir mūsų Facebooko Globalios Lietuvos paskyroje. Na ir visai paskutinė, jeigu turėtumėt kokį klausimą apie bet kokią sritį, nes tikrai susigaudyti tarp visų institucijų, manau, kad nėra labai lengva, paprasta, reikia praktikos, matyt, kelis metus iš eilės kreiptis, domėtis, tai tikrai mes kaip vienas langelis galime jums padėti, nukreipti į kurią reikia instituciją, atsakyti į klausimus, atsiųsti tikslias nuorodas ir labai kviečiame mus sekti, mums rašyti, pas mus atvykti. Ir šiandien, kaip minėjau, turėjom svečią iš JAV lietuvių bendruomenės, vakar iš kitur, užvakar iš kitur, tai tikrai labai džiaugiamės visais svečiais ir labai kviečiame visus apsilankyti pas mus ir kartu dirbti ir bendrauti vardan tos.